Ačiū. Aš pradėsiu nuo klausimo auditorijai. Čia bus susijęs su tuo, ką reikia už šiandien. Kas žino, kas yra, paminėsiu kelius skaičius, pakelkit ranką, kas plius minus supranta apie ką. R744, R404, R32. Nieko. Maisto tašikliai? Ne. Mažmeninėje priekyboje yra šaldymo įrangos, 70% energijos suvartoja. Ir čia, ką išminėjau, yra šaldymo agentai, freonai. Arba R744, aš detalės neįsiu, bet kitokių detalių kartais tenka nueiti. 4 valandas šiandien praleidau su auditoriais, kurie auditavo mūsų CO2 emisijų įtaką už pernai metus. Auditoriai švedai, aš jau galvoju, kad viskas sutvarkiau trečiadienį, šiandien ryte žiūriu dar 15 klausimų atėjo. Ir sako, 30 kg to freono, kur sąskaita? Nes nėra. Pradedu skaičiuoti, iš nuotos Excelių žiūri, nesutampa kažkas. Paskui pažiūri, kad vietoj taško, vietoj kablelio taškas kažkur užrašytas ir tiesiog Excelius nesupranta tos skaičius. Toliau labai dabar ant bangos tema apie energiją, kokią perkam, iš kur perkam, kodėl taip daug mokam, kaip pigiau gauti, kaip bus susijęs su klimato tikslais ir taip toliau. Tai vakar turėjom tokį poros valandų workshopas, dirbtuvės, taip, su įvairiom komandom iš Pabaltijo, diskutavom, tai ką mums reikia nuveikti, kokius tikslus keltis, kokius veiksmus darytis. Tikėjomės per 2 valandas be problemą pabaigti, padarėm 60%. Kaip išsiplėti diskusijas, tai ir gerai, ir blogai. Blogai, kad nespėjai, gerai, kad žmonės šneka. Nėra monologo. Tai šiandien reikėjo pribaigti tos 40%, atskirai per Teamsus su kiekvienu susisiekė, sutarė ir padarai. Tai pagrindė tiek, aišku, šiandien ruošiausi šitai konferencijai, kad turėčiau ką pasakyti ir nepamirščiau. Kitą savaitę kas laukia, tai laukia užbaigti mūsų metinį tvarumo ataskaitos rengimą. Mes jį darom grupės lygyje, mūsų grupė yra IKA grupėm, tai yra koordinuoja švedai, duodam kalną informacijos, visa informacija yra paaudituojama, tai be freonų gaunam klausimų ir dėl maisto švaistymo, ir dėl plastiko išmetimo, ir dėl kokybės įvairių klausimų ir taip toliau. Tai ačiū Dievui, nesu vienas įmonėj, turiu daugybę kolegų, kurie yra savo srities specialistais, tai aš toks būnu labiau kaip administratorius. Visada lengviau yra turėti vieną žmogų, kuriam gali viską suversti. Ir visada yra gerai turėti daugybę žmonių, kuriam gali viską išversti. Tai toks mano darbas, toks butelio kakliukas, bet stengiuosi neužlaikyti per daug. Kitą savaitę taip pat reikės užbaigti tą reportingą, gauti žalią šviesą iš auditorių, kad jie, viskas padarėm, galim tas skaičius naudoti toliau rengimui šiai ataskaitai. Energijos strategijos aš taip padariau, kad dabar 4 savaitėm į priekį tiesiog užsiblokavau visą kalendorių, turiu laisvą laiką, sėdu prie strategijos kūrimo. Nes yra daugybė dalykų, ką reikia padaryti, daugybė literatūros perskaityti, sisteminti, analizuoti, ruošti susirinkimam ir panašiai. Ir dabar palyginu, ką Indrė daro, tai pas Indrė daug to komunikavimo, ko aš asmeniškai nelabai mėgstu, man labai patinka daryti, užsivers darbais, eiti ten spręs problemas, developint. Tai labai džiaugiuosi, kad irgi komandai yra žmonės, kurie daro komunikavimo darbą. Ir kiekvieną savaitę bent kažkuria tema padarai tokį trumpą faktų rinkinį. Kokį 10 faktų apie maisto švaistymą, ką pasiekėm pernai metais. Tiek ir tiek to matydavę maisto bankui. Čia buvo populiariausias. Daugiausiai maisto produktų, kurių išmetėm ir taip toliau. Tai tie dalykai paskui naudojami vidiniai, kai kas ir išoriniai komunikacijai. Darbas labai intensyvus, sėdėti nėra kada, sakyčiau, vos ne kaip verslas gaunasi, 24 valandas ištisai apie tai galvoja, o galvoju todėl, kad man patinka. Tiesiog tai veža ir esu žiauriai laimingas, kad sutapatinau hobį su darbu. Ačiū. Pauliau, aš gal jūsų paklausiu, nes mes girdėjom iš Indrės išties, kad yra labai daug tvarumas ir apie santykius, taip, apie suinteresuotas šalis, tiek vidinės auditorijas, išorinės,
Dzūkas šiuo atveju labai papasako per konkrečius pavyzdžius, kaip kartais reikia net labai specifinių ir konkrečių žinių. Ne? Ir tenka, kaip kartais sakau, kad tam tikroje srityje dirbdamas su tvarumu gali baigti ir kokį ten fizikos ar chemijos ar biologijos magistrą, gal net ir mokslo daktarą tapti. Tiek žinių kartais reikia turėti. O kaip valstybės valdomose įmonėse, ar skiriasi tvarumo vadovo darbas? Geras klausimas, bet labai gera pastaba iš tikrųjų, kad būdamas tvarumo vadovu gali ir turi, tiksliau ir privalai, nes tai, manyčiau, viena iš tokių būtinų savybių būti labai smalsiam, gilintis į tas sritis, ypatingai per apsibrėžtus poveikius. Tai yra suvokti, kad tie poveikiai atsiranda, nes tik tokiu būdu, juos įsivardinamas ir juos suvokdamas, tu gali apsibrėžti priemonės, kaip tu tuos poveikius valdysi, mažinsi, gerinsi ir panašiai. Tai valstybės valdomos įmonės iš tikrųjų praktiškai nesiskiria praktikos nuo privataus sektoriaus, nes tiek europinis reguliavimas, kadangi mes kaip Apsugė grupė, energetikos įmonių grupė, taip pat esame ir listinguojami skolos popierių biržoje Nasdaq'e, tai tie reikalavimai, jie yra labai panašus. Ir iš tikrųjų tos praktikos, ką kalbėjo kolegos, yra iš tikrųjų labai panašios. Tai aš taip pat, kaip ir kolega čia minėjo, kad nesu nors 15 metų pradirbau komunikacijos srityje, bet esu už tai, kad ta funkcija nebūtų komunikacijos padaliniuose. Kodėl? Todėl, kad tiesiog gali būti taip, kad tam žmogui atsiranda kažkokio papildomo darbo, kas būtų susijęs su tvarumo komunikacija. Tai aš tą pats labai lengvai darau, bet dažniausiai kviečiu ir kolegas iš komunikacijos būtent skyriaus padėti. Mano pareigybė, buvau praeitais metais atskaitingas, buvau strategijos departamento padalinėje, šiais metais, kadangi vyko organizacinis pokytis, tai esu organizacijos vystymo ir kultūros departamente, tai daugiau dirbu su būtent žmogiškųjų išteklių kolegėmis, bet darbas iš tikrųjų apima labai daug bendradarbiavimo su mūsų grupės įmonėmis, ypatingai su didžiosiomis infrastruktūros įmonėmis, Litgridu, Ambergridu, nes iš ten mes turime pagrindinius poveikius, tai ypatingai kas susijęs su aplinka, su būtent CO2 emisijomis. Tai aš iš tikrųjų dabar išgyvenu grinai tą patį, ką ir kolegos minėjo. Tai mes taip pat šiandien, bet nuo ta diena prasidėjo, tai pokalbis pirmiausia su mūsų naujausia įmonė Energy Cells, kurie Lietuvoje yra jau baigę statyti būtent baterijų energijos kaupimo parkus, nes jie tos inventorizacijos CO2 nebuvo darę praėjusiais metais, tai mes šiais metais darysime pirmą kartą tą pratimą. Po to turėjau sutikimą kaip tik apie šiųmetinius tikslus, ką mes turime nuveikti jau strateginiam grupės lygmenyje su mūsų generaliniu direktoriumi Mindaugu. Tai apsitarėm tiesiog, susilyginom matymus, pasiaiškinom, ką reikėtų nuveikti ir panašiai. Bet iš esmės dabar taip pagrindinis klausimas iš tikrųjų yra du tiksliau klausimai. Tai yra pati ir darnumo ataskaita, tai yra duomenų surinkimo tas didysis iššūkis. Na ir aišku, vienas tokių didesnių iššūkių listinguojamoms įmonėms ir kaip sakant, dalyvaujančiams ir vertybinių popierių, tai būtų skolos ar akcijų biržoje, tai yra būtent atskleidimo pagal ES taksonomijos reglamentą. Visi įsivertinimai, pasižiūrėjimai, kurios veiklos yra tvarios, netvarios, nes tas reglamentas iš tikrųjų galbūt ne ta naujoji direktyva ES, bet būtent tas reglamentas, jisai davė kriterijus, kas yra tvari veikla, kas nėra tvari veikla. Tai čia yra tie pagrindiniai iššūkiai, kurie, kaip sakant, dabar yra tokie karšti ir aktualūs šiandien. Tai labai natūraliai, kadangi taksonomija paminėta, ir perinam prie Karolinos, nes finansų sektoriaus tvarumas reglamentuojamas, aišku, ir daug didesnių kiekių ir įvairių teisės aktų, ir galų galiai jūs esate tie, kas ir skatinat kitas įmonės pradėti žiūrėti į tvarumą, suprasti. Taip pat labai šauni iniciatyva, mačiau, kad ir savo svetainėje paleido tam tikrą edukacinę skiltį. Tai kaip atrodo jūsų tvarumo diena ir kokie tikslai kitos savaitės? Taip ir žinau, taksonomija, perėsi prie finansų, šiek tiek nuvažiavau, iškartą prie bankų. Tai, Donatai, sakyk, nuo paprasto klausimo pradėsim, ką veikia tvarumo žmonės. Tai
Man atrodo, čia yra vienas sudėtingesnių klausimų iš tikrųjų. Šiandien pas mane buvo atvykus Latvijos mūsų nauja tvarumo vadovė, nauja kolegė, susiprasti būtent, ką jinai veiks banke. Tai 4 valandas mėginau jai paaiškinti ir papasakoti. Žiūrėjo, užsirašinėjo dūsavo, nežinau, kaip jinai šiandien jausis vakare kelyje į Rygą. Gerai, kad autobusu važiuoja, tai galės pamastyti ramiai, saugiai. Bet iš tikrųjų ta darbotvarkė tvarumo yra labai didelė, labai didelė. O pas bankus tai yra dar įdomiau, nes pagal reikalavimus, tuos visus europinius bankai turi tokį dvigubą vaidmenį, tai jie ne tik patys turi tapti tom tvariom įmonėm ir galioja visi tie reikalavimai, kurie šiaip įmonėm galioja, bet on to yra reikalavimai įgalinti tą transformaciją rinkoje, tai yra padėti kitiems verslams tapti tvaresniais. Ir čia atsiranda visokių įdomybių, ko anksčiau bankai nedarė, tai pavyzdžiui skaičiavimas poveikio ar emisijų finansavimo portfeliuose. Tai bankai skaičiuoti moka ir mėgsta, bet tokių dalykų jie anksčiau niekada neskaičiavo. Tai nauji pratimai yra žmonėms banke, prie to labai daug dirba iš tikrųjų ekspertų. Ir gebėti suprasti, kokį poveikį tavo finansavimas daro aplinkai, visuomeniai ir per finansavimo prieinamumą paskatinti kitas įmonės imtis pokyčių, tai yra didžiulis iš tikrųjų iššūkis. O šiaip pati sritis yra labai plati, jinai apima nuo kompetencijų ugdymo iki ESG rizikų, produktų vystymo, tų pačių finansavimo portfelių ir iki tokių praktinių dalykų kaip patalpų eksploatavimas. Tai daug darbų, daug dalykų, bet labai įdomu ir ta komanda bankai irgi plečiasi, nes tas skaupas auga, tai man atrodo kiekviena diena bus tik įdomesnė. O neįdomesnės tai ataskaitos. Yra gal kas mėgsta, aš nelabai. Minit, kad komanda plečiasi, aš man atrodo neseniai ir mačiau LinkedIn'e turbūt vieną jūsų darbo skelbimą, tai jeigu kažkas iš auditorijos neišsigando to, kad 4 valandas laukia pokalbis su Karolina, kai pasakos, ką reikia veikti ir kaip tai atrodys, tai tikrai kviesit turbūt aplikuoti. Natūralu, kad tvarume vienas iš tokių sudėtingesnių klausimų turbūt yra tikslai ir matavimas. Ir šiuo atveju galbūt norėčiau paklausti, kaip apskritai matuojate savo organizacijos tvarumo veiklą, jos rezultatus ir kokius turite, nes tikiu, kiekvienas iš jūsų vis tiek dirbate korporacijoje, tai korporacijos mėgsta turėti ir metinius asmeninius tikslus, tai kokie yra jūsų tikslai ir kaip atrodo tie KPIs? Man pradėta jūs. Gerai, tai iš tikrųjų mes tos netgi savokos kažkaip tvarumas nenaudojam organizacijoje ir mano pareigybė, nes darnumo vadovas, aišku, čia viskas yra lingvistika, bet esam įsikėlę tikslus ir labai aiškiai apsibrėžę ir integravę netgi būtent tuos tikslus darnumo ilgalaikius į verslo strategiją 30 metų. Tai žiūrint pagal tas darnumo dedamasis pagrindinės, pagal visą ESG pjūvį, tai didžiausias tikriausiai iššūkis aplinkosaugos srityje be abejo tai yra emisijų mažinimas. Šiuo atveju mes turime ilgalaikį tikslą mažinti savo veiklos tiesioginės emisijas, tai yra netiesioginės kaupas 1, kaupas 2, 2/3 iki 30 metų. Energetikos infrastruktūros įmonė, tai reiškia, kad mes esame tiesiog atsakingi už vamzdžius, taip liaudiškai tariant, ir laidus, kuriais teka elektra, bet mes patys nei tos elektros gaminam, nei dujų perkam, mes tiesiog jos perkam, bet mes emisijas iš tos veiklos patiriam. Tai šitoje vietoje mums yra, mes tą ir pasidarėm iš tikrųjų praeitais metais, tai grupės mastu nusimatėm priemonių planus ir kaip pasiekti būtent tą tikslą. Tai kiekviena įmonė atskira turi būtent savo priemonių planą, kuris ir orientuotas į tą patį tikslą. Siekti, kad būtent tos emisijos įgyvendinus tą priemonių planą būtų sumažintos atitinkama linkme.
Kitas iš socialinės srities galbūt toks reikšmingesnis ir energetikos sektorių galbūt aktualiausias, galima sakyti, tikslas tai darbų sauga ir darbuotojų sveikata. Tai šitoje vietoje turime ir tokią nuostatą, kad turėti būtent tiek savo įmonėje dirbančius darbuotojus, kurie dirba energetikos objektuose, tiek rangovų organizacijose, kad darbų saugos procesai veiktų taip, jog neturėtumėm jokių mirtinų nelaimingų atsitikimų, kas energetikos sektoriuje pasitaiko, ir neturėti jokių sunkių sužalojimų. Tai yra, kad žmonės neprarastų darbingumo ilgam laikui. Tai šitą tikslą esame įsikėlę, tam yra numatyta aibė priemonių. Kitas svarbus dalykas, aišku, yra lygių galimybių užtikrinimas. Tai praeitais metais esame ir atsinaujinę politiką ir priėmė nediskriminavimo ir priekabiavimo prevencijos, smurto prevencijos tvarką. Tai šiemet mes tiesiog diegiame įrankius, kad ta tvarka iš tikrųjų neliktų formalių dokumentų, bet veiktų. Tai atsilikę esame ir lygių galimybių tyrimus viduje, žiūrime dabar dėliojamės pagal rezultatus tam tikrus veiksmus, planus, kurie klausimai darbuotojams yra mažiausiai aiškus, galbūt nes ta tema vis tiek reikia edukuoti visus darbuotojus, kadangi siekime, kad nebūtų kažkokių žmogaus teisų pažeidimų panašiai. Iš tos valdysenos srities, tai pagrindinis tikslas, bet kuriuo atveju ten yra du, sakyčiau, tokie pagrindiniai. Tai yra ir kaip valstybės valdomų įmonė, ir kaip listinguojama įmonė, tai yra užtikrinti, kad nebūtų jokių korupcijos atvejų. Čia irgi nulinė tolerancija korupcijai taip pat yra iškelta, tam yra irgi mokymai, įvairios priemonės, prevencija ir panašus dalykai. O kitas iš tikslų tai yra tiekimo grandinė. Tai šituo atveju mes esame jau pasitvirtinę tokie etikos kodeksą praėjusiais metais. Ir šiemet siekime sukurti procedūrą, kaip mes tikrinsime tuos tiekėjus, darysime tą vadinamą screeningą, darysime tą išsamų patikrinimą darbo vietose pas tiekėjus, to proceso užkūrimas įgyvendinimas. Tai pagrindiniai tokie būtų. O asmeniniai kokie tikslai? Ir kaip jūsų darbas bus vertinamas metų gale? Nes turbūt negalite būti atsakingas už CO2 emisijų sumažinimą. Dėkui Dievui, kad nesu atsakingas už tai, nes būtų didžiulis iššūkis. Bet darbo buvo iš tikrųjų daug su įmonėm ir labai gerai, kad mes turime bendrovai labai ir ypatingai valdybai labai didžiulį palaikymą, labai gerus vadovus, kurie supranta to svarbą, ypatingai kai reikėjo leisti su mūsų susietas obligacijas. Labai aiškiai pasimatė, ko nori investuotojai ir kokius klausimus jie siunčia, prašo atskleisti duomenis apie įvairiausias tvarumo sritis, nuo darbuotojų gerovės, mokymų valandų iki nelaimingų atsitikimų skaičius ir panašių dalykų. Tai šituo atveju mano pagrindiniai tikslai, tokie strateginiai susitikę ypatingai ir su obligacijų būtent išleidimu, tai yra mūsų CO2 emisijų mažinimo tikslų susiderinimas su mokslo grįstos iniciatyvos standarto, taip pat metodikos ir rekomendacijų, taip pat tokio atskleidimo pagal Task Force for Climate Disclosures rekomendacijų parengimas ir visos grupės mastu. Ir aišku, fizinių su klimato kaita susijusių rizikų vertinimas. Tai yra, čia jau einant link to dvigubo reikšmingumo principo įgyvendinimo, tai yra mes, jeigu dabar praeitais metais susipratome, kokį mes poveikį darome aplinkai per CO2 emisijas, per kitus dalykus, tai turime įsivertinti, kokį poveikį mūsų infrastruktūrai ilgalaikiai, trumpalaikiai, vidutinė perspektyvai darys klimato kaita. Ir tam yra sukurta tam tikra metodologija, kur yra keli scenarijai, kiek kylant temperatūrai, kokie reiškiniai atsiras ir panašiai. Tai labai trumpai. Jeigu aš pradėčiau nuo mano asmeninių tikslų, tai mano visas darbas yra paremtas tuo, kad aš turiu tiesiog įgyvendinti visus projektus ir viską, ką aš imuosi. Tai tie tikslai, jie kiekvienais metais būna labai skirtingi, priklausomai nuo tų projektų, kuriuos išsikeliame pagal savo strateginės linijas. Tai aš galbūt norėčiau akcentuoti labiau ne tiek mano asmeniniai tikslai, nes kaip ir sakau, jeigu aš blogai dirbsiu ir nepasieksiu jų, vadinasi, jau ir nepasieksiu savo tikslų. Bet man turbūt, kas yra gal svarbiau, yra kaip tie tikslai visos įmonės mastu mūsų kitiem darbuotojams yra priskiriami arba galbūt nuleidžiami. Tai turbūt aš manau, tas yra vienas labai svarbus akcentas, kad pradedant nuo mūsų aukščiausio lygio vadovų, jie turi visi iškeltus tikslus,
kurie yra, kadangi tvarumas yra mūsų strategijos dalis, tai yra mūsų verslo strategija ir ten tvarumas yra tiesiog, integruota, kad tai gyvendinamas tiesiog kiekvieną tą strategijos, kaip čia pasakyti, koloną ar kryptį, tu turi tą kryptį gyvendinti ir dar tvariai. Tai vadinasi, kiekvienas vadovas, kuris yra atsakingas už savo bet kurias sritis, taip pat turi ir tvarumo tikslus ir natūraliai tai kaskaduojasi, nes pats vadovas tų tikslų jis kaskaduoja juos ir nukreipia žemyn. Tai aš manau, tas yra turbūt labai svarbu, kad atsiranda atsakomybė visų, nes kaip mes ir kalbėjom prieš tai atsakydami klausimą, tu negali būti tas vienas žmogus, kuris absoliučiai už viską atsako. Tai yra labai smarkiai komandinis darbas, nes yra be galo daug sričių ir iš be galo skirtingų sferų. Tai turbūt tas yra labai svarbu, kad tie tikslai jie realiai nusikaskaduotų ir būtų ta atsakomybė už tuos tikslus. O pas mus tie tikslai yra iš tikrųjų aplinkosauginiai, tai čia kas be ko yra tas labai didelis aspektas aplinkosauginių tikslų, tai yra jie numatyti ilgamečiai, 2020-ieji, 40-ieji ir tada jau tu kaskaduoji žemyn, ką turim pasiekti 25 metų ir kaip aš jau anksčiau minėjau, ką turime pasiekti šiais metais. Ir kiekviena komanda, ar tai būtų įrangos komanda, ar tai būtų tinklų infrastruktūros komanda. Tai iš tų aplinkosauginių tikslų, visus jas išsikelti yra tikrai nepakankamai didelis ir sunkus darbas, bet labai džiugu, kad komandos tikrai išsikelia ir mes tą ciklą tikslų kelimo jau sukam ne pirmus metus ir aš sakyčiau, šiais metais su kolegė, su kuria būtent ir darėme tą visą pratimą tikslų išsikelimo, po susitikimo aš tikrai labai džiaugiausi, kad kur būdavo seniau, kad reikia pačiam kažkaip paskatinti, paaiškinti daugiau, ko mes čia norim, kuo tai siejasi su verslu, su kasdienė jų darbo veikla, ar tai būtų inžinierius, ar tai būtų salono darbuotojas, tai jau šiai dienai tu turi susitikimą ir jau jie žino, ko tu iš jų tikiesi, jie jau žino, ką jie jau papasako, ką jie pasiekė ir ką jie susiplanavo ir tada tu dar gali kartu, sakykime, pagalvoti, o kas dar galėtų būti the next step. Ir su aplinkosauga, aš sakyčiau, sudėtingiausias yra, aišku, partnerių ir tiekėjų įtraukimas. Tai čia yra, nes tu, čia aišku, taip drąsiai pasakysiu, mano aplinkosaugos kolegė, man taip turbūt neleistų sakyti, savo kiemą, sakykim, tu visiems vienaip ar kitaip tu dar jį valdai. Bet yra labai tikrai didelis ir sudėtingas darbas dirbti su tiekėjais, o mes patys irgi, nei mes gaminame įrangos, mes ją įsigijame, visiems naudojame, tai mes kuriame paslaugas, bet ta įranga visiems jinai yra, mes ją ir parduodame, ir patys naudojame. Tai iš tikrųjų tas darbas su tiekėjais yra labai, labai svarbus, labai didelis. Aš džiaugiuosi, kad grupės mastu yra tikrai ir tas proveržis didelis daromas, kokie yra mūsų tiekėjai, kiek jie patys išsikėlė yra įvairius tuos tikslus ir tuos mokslų pagrįstus tikslus. Tačiau žiūrint į ateitį, aš manau, kad tai yra vienas iš tų tokių fokuso sričių, kur reikės tikrai dar nemažai padirbėti. O kitos sritis, kurios mums yra svarbios, tai mes, kadangi esame technologijų įmonė, tai mums yra aišku labai svarbu, ką su tomis technologijomis veikiame ir kaip veikiame. Tai pas mus yra vienas iš tokių tikslų, vadinasi skaitmeninė įtrauktis. Taip, abstrakčiai gal skamba, bet iš tikrųjų pagrindinė mintis, kuri už jos slypinti, yra įvairios pažeidžiamos grupės, kaip mes galime jiem padėti būti labiau įsitrauksime į tą skaitmeninę visuomenę, kurios link visi judame. Tai čia vėlgi turime, sakykime, pakankamai konkretų tikslą, kurį irgi esame išsikėlę visos grupės mastu, bet kiekviena šalis, mes esame 6 šalis, kurios dirba su tais tikslais, tai turime įnešti savo konkretų indėlį. Taigi praeitais metais jau drįstu pasakyti, kad per įvairias labai iniciatyvas, ar tai liestų vaikus, ar senolių įtraukti, ar migrantus, kas aktualu kiekvienai šaliai pagal regioną labai skirtingai, tai pasiekėme, man atrodo, 1 milijoną žmonių su įvairiom iniciatyvom. Ir dabar keliame savo sekančius tikslus, kaip mes toliau auginsime tą skaičių iki 25 metų. Tai, tiksluose yra labai svarbu konkretumas, labai svarbu pamatuojamumas ir vėlgi, tai turi būti labai konkretu, labai atrasti, kaip tu juos sieksi, kaip tu juos matuosi, nes
natūralu, kad po to, kad na, tai būtų ir galima audituoti ir pateikti, tai iš tikrųjų. Na ir po to, aišku, visi kiti tikslai, kurie yra labai svarbus, ar tai būtų su įvairovė įtrauktimi susiję, ar su ta pačia governance, tai tų tikslų yra tikrai labai daug, bet aš vėlgi kaip turbūt noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad būtų kas yra tas tų tikslų savininkas, labai aiškus ir kad tas žmogus žinotų, kad jis yra tų tikslų savininkas. Tai va šitoj vietoj atrasti ryšį ir kad žmogus prisimtų tą savininkystę ir suprastų, kodėl mes visą tai darome, tai turbūt yra vienas iš didelių darbų, kurį reikia nuveikti. Ką daugiau ir bepridėti, jau daug visko pasakė. Tai su tikslais iš tikrųjų viskas paprasta, turi būti pamatuojami. Nepamatuosi, tikslai bus savo sąsiuvinio lygyje greičiausiai. Jeigu bandysi su tikslais sakyti, va dabar man duokit 100 000 biudžetą, duokit 5 žmonės, pažiūrės tavo tikslas, sakys ateiti kitais metais. Tai pamatuojami, nepamatuosi, nepakeisi, neįrodysi, neturėsi, nedirbsi. Bus teoriška. Galiu tokių istorijų papasakoti, kaip su tikslais tas sudarimas vyksta. Tai kartais tikslai būna tokie labai tolimi, šiek tiek utopiniai. Pavyzdžiui, vienas iš jų šiam momentui yra, mes norim sumažinti mūsų pirkėjų nuperkamų maisto produktų įtaką klimatui per pusę. Dabar to paaiškinsiu, ką tai reiškia. Dabar įsivaizduokim, aš perku krepšelio turinį sudaro produktai, jų vertė klimatui 100 kg CO2. Tai reiškia, juos pagaminti, į klimatą paleista 100 kg CO2. Dabar 23, tai 2030 tas kiekis turi būti 50 kg. Reikia sumažinti per pusę įtaką produktų klimatui. Ok, aišku, pasipiešiam popieriaus, viskas puikiai atrodo, o kaip tą pasiekti? Trumpinti tiekimo grandinės. Tai, o kiek avokadai CO2 išmeta? Svirplius. Svirplius, o kiek svirpliai CO2 išmeta? Vat ir susiduri su trūkumu. Nebevalgyti čia labai geras, kaip skatinsim badauti visuomenį. Tada krepšelis tuščias. Jo, bet tada klausimas, ar aš tam būsiu už metų. Taip. Tai kur problema? Realiai nėra kaip pamatuoti. Nes eini į rinką, klausia, tai kur svirplių CO2 emisijos, kur ten avokado, vienas duoda 5 kg, kitas sako, ne, kilogramas, trečias iš vis sako, neturim duomenų. Ok, randam vis tiek vieną tiekėją, kuris tos duomenis kažkokiu būdu sugeba paskaičiuoti. Parodo sąrašą standartų 2 lapai. 2 lapai standartų skirtingų, kaip paskaičiuoti CO2 emisijas. Tai ar tu, iš biznio perspektyvos žinot, ar tu gali sakyti, kad čia teisingas paskaičiavimas, gali pasitikėti, gali paskui remdamas iš tai skaičiais eiti į viešumą ir sakyti per Delfi, kad mes sumažinom 20%, kuomet ateis Donatas, sakys, nesąmonė, mums išneka. Ir iš tikrųjų. Tai ką dabar darom? Laukiam realiai. Nes yra ES lygyje diskusijų, kad reikia labiau standartizuoti produktų CO2 pėdsako, tą visą skaičiavimą, iš tų 2 lapų standartų palikti bent lapą, vėliau ir 5 standartus pagrindinius, tada bus galima pirkti duomenis, tada pradėsi iš tikrųjų žinoti tavo avokadai, kiek išmeta emisijų, tada galėsi jau versti į kiekybinius tikslus, sakyti, kad už metų dabar reikia -5, -5, na ir tai pasieks tikslą. Tai pamatavimas ir teisingas ir skaidrus, ypatingai tas, kuris tavęs nenuvestų visiškai į pievas, labai svarbus. Ir mes linkę, jeigu mes nepasitikim, kad negalim pamatuoti, geriau užtraukti stabdį biškį, truputį ir palaukti, metų palaukti, 2, rinka keičiasi, ne vienai mums tų duomenų reikia, gali būti, kad atsiras už metų 2 įmonė, kuris sakys, išsprendam duomenis patikime, turi praėję auditą arba pagalvoti ten garsesnį, pavyzdžiui, ISO standartą paskaičiuoti, automatiškai verslui ramiau. Kartais būna kitas kelias, kaip su tikslais dirbti. Maisto švaistymas. 3 metai atgal mes tos tikslus turim, iš grupės gaunam, darom, bet jausmas, kad
kažkaip nesusitelkime maisto švaistimą, bet labiau žiūrim kaip į nurašymą. Nes, iš esmės tai yra labai panašu, nurašai produktą, tai tarp maisto švaistimo ir nurašymo skirtumas tas, kur tu nurašymą padedi. Ir maisto banko atiduodi ir šiukšlių dėžę išmeti. Tai prieš 3 metus atėjau, pradėjau agituoti. Reikia, kad įmonė keltų tikslus maisto švaistimo mažinimo. Sako, duok kokius skaičius. Padariau. Ir padariau ir taip pat metu ir klaidą. Kokią? Tikslų nesutariau su šalimis, kurios realiai dirbo su tais tikslais. Tai buvo mano sąsiuvinio desktopo tikslai. Jiem niekur neegzistavo, nei pas vieno komando tiksluose. Ir buvo apgavos tai, kad apie juos mažai kas žinojo, mažai kas jis domėjos. Ir tas darbas link jų kryptingas kaip ir nevyko. Gerai, tai ką darom toliau? 2 metais tada galvoju, gerai, reikia įrodyti, kad problema yra. Ir reikia kažkaip pasakyti komandom, kad ką tu gali padaryti su tuo tikslu. Koks tavo indėlis? Nes ateit pasakyti, kad mažint maisto švaistimą tiekimui. Sakys, tai ką man daryti? Nežinau. Tai kas gali žinoti, tik metu? Gerai, tai nuėjau pas vidinę audito komandą, nes rinkoje beje maisto švaistimo auditų niekas. Neradau nei vienos įmonės, kuri darytų. Vienus kanadiečius, bet galvoju, mums tas kainuos per daug. Niekas nepasirašys. Tai paprašiau tiesiog savo vidinės, mūsų įmonės vidinės audito komandos, atlikit maisto švaistimo patikrinimą, kaip jums atrodo, nueikit ir pasikalbėkit su komandom ir duokit įžvalgas, ką keisti. Ir finale turėjau 28 punktus, ką galim pagerinti. Labai gerai. Išsiskaidžiau punktus, čia tiekimo dalis, čia komercijos dalis, čia kokybės dalis, čia mano dalis, čia dar kitos komandos dalis, labai konkretu jau, ką darom. Ir iškart nuėjau pas vadovus, sakau, aišku, sąrašas, galim padaryti, duodam tikslus komandom ir dirbam. Supratau iš karto, kad vienas nepadarysiu, reikia projekto komandos, darbo jėgos. Darbo jėgos, per metus tos visus tikslus išdalinam komandom, teisingų verslo principais būdu, tai reiškia, kad tu eini pas vadovą, parodai darbus, sutari, kad tą ir tą ketvirtį ar trimestrą komandos dirbs su tuo, pasižiūri, kiek kainuos, jeigu kainuos biudžetas. Tiesiog planuoju taip, kaip viskas yra planuojama įmonėje. Ir pasidarė stebuklai. Pernai, dar neoficialu, aš tikrai nesakysiu skaičių, neklauskit, bet maisto švaistimą rekordiškai sumažinau. Ar tikrai tik dėl projekto? Tikrai ne, bet projektas tikrai daug irgi prisidėjo. Ir ką labiausiai padėjo, tai visi šneka apie maisto švaistimą. Mane jau etiketės ant kaktos mato vis. Tai jeigu Liudvikas, food waste. Iš karto. Jeigu pamato mane kažkas darbuotojų valgykloje, visi iš karto, Dieve, tik neišmes nieko iš šiukšlių dėžę. Nepykstu. Dėl manęs, vadinkit, bet svarbu nieko, mažinti maisto švaistimą. Tai kaip tik šiandien buvo visos komandos Baltijos šalių skelbia tikslus, kurie bus ateinantį trimestrą, tai realiai pirmus 4 mėnesius. Tai be manęs, aš turiu irgi maisto švaistimo tikslą, žiauru, bijau aš jo, nudegins mane greičiausiai, bet turi parodyti pavyzdį. Jeigu tu neprisimi atsakomybės ir neįsirašai savo jautrų mepo dokumentą maisto švaistimo tikslą, tai kaip tu galėjai kitiems sakyti, darom kažką. Tai be manęs dar 8 komandos su maisto švaistimu dirbs, objektyviai, kryptingai, tikslingai. Tai kartais 3 metus trunka tikslus nusibrėžti. Karolina, gal apie savo tikslus ir banko trumpai, ir daugiau galbūt apie asmeninius ir vėlgi kaip jūsų darbas vertinamas. Tai šiaip apie tikslus kalbant, man atrodo, esminis dalykas yra, kad tvarumo tikslai įmonėje nėra tvarumo padalinio ar tvarumo vadovės ar vadovo tikslai. Ir tik tada, kai tai bus suprasta, tada ta įmonė gali tos tikrosios transformacijos rimtis. Tai banko lygių tos klasikinius ESG sričių tikslus mes turim, bet nesikartosiu, labai panašus, kaip kolegos minėjo, bet aišku, mūsų darbo specifika uždeda dar ir tuos papildomus tikslus finansų sričiai, tai čia jau yra emisijų mažinimo tikslai, būtent, kaip sakiau, finansavimo ir investavimo portfeliams, tai Liudvikas, jeigu krepšeliui bando, tai mes jau portfeliukams bandom sumažinti ir irgi
iššūkis su duomenim yra milžiniškas, nes tvarumas, jisai yra tuo įdomus, kad jisai kaip sritis, jis žiauriai mėgsta duomenis, bet jų niekur nėra ir visi jų ieško. Ir avokado emisijų ieško, ir buto finansuoto emisijų ieško, ir visi yra paieškose. Tai mes irgi tą 2050 klasikinį tikslą, aišku, turim ir tarpinius esam išsiuntę būtent ir tą patį Science-Based Targets pasitvirtinimui. Klausimas, kaip to pasiekti, nes nusibrėžti kreivę, nusibrėžti tarpinę stotelę, sakyti, iki 20 skolinimo emisijos, pavyzdžiui, energetikos sektoriui pas mus sumažės 30%. Fainai, o kaip? Tai vat, šitie dalykai iš tikrųjų yra didelis iššūkis ir rinkoje poreikis duomenims yra didžiulis. O kalbant apie mano tikslus, tai jie yra susieti be abejo su banko tikslais, bet tuo pačiu mes tą modelį taikom, kad tvarumas kaip funkcija turi labai daug satelitų visur, kiekvienoje funkcijoje, ir jeigu tai yra S srities tikslai susijęs su darbuotojais, tai aišku, tai yra atitinkami padaliniai, jeigu tai yra aplinkosauginiai tikslai irgi šis tas, tai vat toks susibraižo toks kaip didžiulis voratinklis, tokia matrica tų įvairių tikslų. Ir mano tikslas tada yra padėti, sukoordinuoti taip, kad tie tikslai skirtingose srityse būtų įgyvendinti. Mes tam turim ir tokio įrankių susigalvoję, programą tokią valdymui viso to didžiulio žemėlapio. Tai labai priklauso nuo to, kaip pasiseks kitiems. Dėl to labai daug bendradarbiavimo iš tikrųjų tarp įvairių funkcijų yra šitoje vietoje. Ir tas tikslų nustatymas, kitą savaitę vėl turėsim diskusiją valdyboje, nes vadovų komanda iš tikrųjų pas mus dalyvauja aktyviai, nustatant tuos artimiausio laikotarpio tikslus, nes tas 2050, tai žinot visi turbūt tą anekdotą apie žmogų, kuris sakė, kitų metų nebegersiu, bet ar čia rimtas tikslas, tai žinai. Tai tikslus nusistatom mes tarpinius, trumpesnius ir diskutuojam, kad būtų ambicingi. Po jūsų atsakymo turbūt toje diskusijoje, tai kas yra tas tvarumas ir kas už jį turėtų būti atsakingas, turbūt labai aišku, kad tai yra labai konkretus veiksmas, labai reikia ir konkrečių tikslų, ir konkrečių žinių ir vėlgi, ką aš girdžiu iš jūsų, ką irgi labai daug kalbama, kad kuo toliau, tuo labiau tampa svarbus jūsų tiekėjai. Kad yra labai ribota galimybė, kiek jūs galite patys nuveikti, kiek galite pakeisti ir kiek yra svarbi tiekimo grandinė. Galbūt baigiant šitą dalį apie jūsų įmonės pačias, aš dar vieną tokį trumpą klausimą turėčiau, apie ką irgi dabar labai daug diskutuojama, tai yra įvairūs tvarumo reitingai. Tai kiek jie jums yra svarbus jūsų organizacijoms, kaip juos vertinate ir ar planuojate kažkokius tai papildomus veiksmus, jeigu trumpai kas? Aš, kadangi jau turiu, tai trumpai mes Dow Jones'e dalyvaujam tarptautiniam ir rimčiausiai ir vertinam tuos tarptautinius reitingus, kurie turi jau tą metodologinį pagrindą. Turbūt taip stengiamės labai nesižvalgyti, nes visokių reitingų ir indeksų gali būti įvairių, tai reikia tarp jų irgi nepasiklysti. Mes iš tikrųjų irgi praėjusiais metais, kai kartu su Swedbanko pagalba platinom suderinamu susietas obligacijas, kur labai įdomu beje tas dokumentas, kuris vadinasi suderinamu susieta finansavimo programa, nepatikėsit, bet ten praktiškai nieko nėra apie finansus. Vadinasi finansavimo programa, bet nieko apie finansus nėra. Ten yra viskas aprašyta, praktiškai darnumo strategija, įmonės veikla, kaip darnumo tikslai susieti su būtent įmonės tiesioginės veiklos tikslais ir kokius rodiklius mes įsidedam kaip tuos, pagal kuriuos, jeigu juos pasieksime, tai papildomai nieko nemokėsime obligacijas investavusiems, jeigu mes jų nepasieksime, vadinasi mūsų ta skola šiek tiek pabrangsta. Tai labai toksai įdomus instrumentas, bet ir tas dokumentas labai įdomus yra. Tai
Kalbant apie tuos reitingus, irgi iš tikrųjų bandėme įsivertinti, ar čia reikia mums pasimatuoti Sustainalytics ar kažkokį reitingą ten pasižiūrėti, įsivertinti ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai pasižiūrėjom ir kai būtent tą mūsų finansavimo programą ir visą mūsų strategiją vertina nepriklausomas vertintojas, tai visgi supratom ir bent jau aš supratau su finansų komanda pasitariau, kad mes turime tą patį taksonomijos reglamentą, kurį aš manau girdėsime vis dažniau ir dažniau. Nes būtent ir jis apibrėžia, kas yra tvari veikla ir kas nėra tvari veikla. Ir pagal tai realiai bankai ir galiausiai mes matysime ne tik galbūt žaliasias, darniasias ir kitokias obligacijas, bet ir žalią darnų kreditą, žalias darnės paskolas ir panašiai ir panašiai. Vadinasi, kad viskas bus, tas dokumentas tai tampas centrinis ir jis praktiškai bus reitingas. Net dabar jau yra rinkoje iš tikrųjų sprendimų įmonėms, kurios bando surasti pagal taksonomijos reglamento numatytus darnumo kriterijus, kas yra darni veikla, kas ne. Ten yra begalė. Ir socialiniai, ir aplinkosauginiai, ir panašus dalykai. Ir jie, kas siūlo, labai įdomu, tai yra, kad jie sako, kad įsivertinę tam tikras veiklas, matysite, kad jūsų išlaidos, investicijos ir pajamos turi ten daugiau negu 60% iš tam tikros veiklos ir panašiai. Sako, jūs tą galite jau į rinką nešti kaip tam tikrą standartą, kaip tam tikrą rodiklį, kad jūsų veikla yra bent jau ES mastu tvari. Tai šiuo atveju, kyla klausimas, ar visgi tas taksonomijos reglamentų vis didesnis taikymas, jis galiausiai, man atrodo, sumažins reikšmę tų visų reitingų darnumo, nes, bus natūralu, kad čia yra pagal įstatymą ir to reikia laikytis, kaip sakant, ir tai yra rodiklis, o visa kita bus, kaip sakant, nice to have. Sutikčiau taip pat, kad tie didieji tarptautiniai reitingai, kuriuose tas įvertinimas, kadangi Telia irgi yra didelė tarptautinė kompanija, tai yra tie reitingai, kur tu pats neaplikuoji, tiesiog tave vertina, kadangi tu jau ten pagal dydį, pagal savo poveikį, tiesiog patenki į sąrašą tų įmonių vertinamų. Tai aš žiūriu į visus šios reitingus taip ir aš manau, kad tai galbūt irgi yra aktualu ir kitoms įmonėms. Tai yra galimybė jeigu papuoli, sakykime, ten į tą reitingą, nes gal pagal dydį ir nebūtinai papuoli, bet tu visada gali pasižiūrėti vienas dalykas, kurioje pozicijoje tu esi ir galbūt kas yra virš tavęs ir pasižiūrėti, o ką jie daro, ko tu galbūt dar nedarai. Ir man tai yra puikus vėlgi ieškoti, kokie yra pavyzdžiai, ką daro, kokius projektus, į ką fokusuojasi, ar mes kažką praleidžiame, galbūt paieškoti tos gerosios praktikos tarp kitų top įmonių, kuriuose galbūt irgi kartu greta lygiuojasi. Tai aš turbūt žiūrėčiau per tą prizmę, kad tai yra iš vienos pusės įvertinimas, bet tuos darbus, kuriuos tu darai, tai tu nedarai dėl to įvertinimo, tu darai dėl kitų priežasčių, kodėl tau yra svarbu, aišku, tai vyšnia ant torto, jeigu tu esi įvertintas. Bet kaip ir sakau, tai yra labai, ypač pasaulinių lygmenių pažiūrėti, ką daro kitos įmonės, kurios dirba kitose galbūt kontinentuose, pasilyginti, kokios yra tendencijos, kokius jie projektus daro. Tai aš iš ten tikrai pasisemiu labai nemažai įkvėpimo ir įdomių įžvalgų. Tai galbūt mano būtų toks požiūris į visus tuos reitingus. O lokaliai nedaug mes ir turime tų iš tikrųjų lokalių reitingų. Turim kelius lokalius ir juos labai myli mūsų komunikacijos komanda, nes, kaip pasakyti, kuo metu daug darai, tu taip pat nori būti matomas, nes tvarumas ir viešumas irgi kartu eina. Jeigu darai kažką tvariai, pavyzdžiui, kažkokią tai iniciatyvą ir tu nekomunikuoji, tu pasiemi iš to vadinamo tvarumo veiksmo kokį 80% gražos. Nes taip padarai, taip įgalini žmonės, taip padedi, jauties gerai, komanda tavo jaučiasi gerai, padedi kažkam, bet tavęs vis tiek rinkoje nemato, kad tu esi tvarus žaidėjas ir galbūt pirkėjas, jis nesureikšmins to, galvos, tie patys kaip visada ir praleisti progą. O dabar aš kaip specialistas, ką manau, susilaikysiu nuo komentarų kai kurių vietinių reitingų, nes man kelia kurie labai daug abejonių, ką jie iš tikrųjų vertina, kai kurie matau, kad konkrečiai vertina populiarumą
ir su sustainability pačiu dalyku, nematau, kur tam kažkas susiję galėtų būti. Vietiniai rinkoje šiaip labai stiprus yra Latvijoje reitingavimas. Ten dabar neatsiminsiu, kaip vadinasi, bet ten gaunam mes metų iš eilės keli Platinum reitingą, va ten tai tikrinimai, žinokit. Ten tiek duomenų, man rodė, 28 MB dokumentų Excel, Word'ų persiunčia, kad jie sutvarkytų ir įvertintų įmonę. Ten žiūri, kaip pasakyti, nuo pado iki laukų. Estijoje, man atrodo, irgi nieko nėra tokio įmantresnio, įdomesnio. Tai vat, visokių kitokių reitingų mes patys irgi turim savo, darom apklausas demografinės kiekvienoje šalyje, bandome įsivertinti, kur tam tikrų klausimų, pavyzdžiui, kur mes esam, kokiai pozicijoje lyginant su konkurentais esam aplinkosaugoje, ar tai sveikatoje, ar tai kainų lygyje, ar tai kokybės lygyje. Tai mes šiais reitingais pasitikėm, nes mes žinom jų metodologiją puikiai, mes, sakykime, valdom tą metodologiją savotiškai, nes mes prašom, kad atitiktų tai, kas mums iš tikrųjų būtų aktualu, paskui galėtumėm palyginti. O išoriniai tokie, sakyčiau, labiau skambus pripažinimai, kuriais gali savo prekės ženklą neblogai reklamuoti. Kadangi taip korektiškai, aš šių metų turbūt vieną iš tikslų ar leitmotyvų turiu kovą su greenwashingu ir beprasmio turiniu, tai beprasmi reitingai turbūt irgi, man atrodo, vienas iš tų dalykų, tai aš leisiu savo nebūti toks korektiškas ir pasakyti, koks nors Sustainable Brand Index tai tikrai nėra tvarumo reitingas, tai yra, nes ne brandas, yra tvarus, organizacija yra tvari, nes tvarumas yra visų pirma apie poveikius. Tai kad iš čia kažką irgi įsineštume, nes man atrodo, Šliupik irgi, kad kalbant apie viešumą, tai man kalbant apie tvarumą ir viešumą, vienas iš svarbių dalykų yra tai, kad labai daliai organizacijų tu gali paskatinti būti tvariais tik tada, kai jie mato, kad jų konkurentai yra tvarūs. Tai čia yra labai svarbus tas dalykas pasimti savo tam tikrą naudą, kad vartotojai rimtųsi ir panašiai. Bet man asmeniškai atrodo, kad būtent tas skatinimo ir pavyzdžio elementas ir konkurencijos elementas, jis irgi yra vienas iš svarbių driverių, kodėl tas tvarumas turėtų būti komunikuojamas. Ir aš manau, kad galbūt tvarumo komunikacija ir greenwashingui galbūt ir galėsim turėti kada atskirą labą diskusiją. Nes dabar žiūriu auditoriją, pereinant prie tokių labiau asmeniškų klausimų apie jūsų kaip tvarumo profesionalų kelią ir galbūt patarimus. Ar turėtumėt kas klausimų apie patį tvarumo valdymą, apie organizacijas, apie tendencijas galbūt, ar iš auditorijos būtų, nematau kol kas rankų, bet drąsiau. Taip, prašom. O, turim. Sveiki, aš esu Sandra, 9 zuikiai. Jeigu neklystu, Indrė, jūs paminėjot, kad liktais jau turite įmonę aplinkosaugininką, ar klystu, ar partneriaujat, ar ne? Tai gal tas pavadinimas aplinkosaugininkas, atsiprašau, nėra tikslus, bet aš turiu kolegę, kuri vadovauja komandai, kuri dirba su aplinkosauginiais klausimais. Tai jos būtent komandoje yra plati funkcijų, jau aš tiesąkant, kai kartais tenka pabandyti rašyti į kokį pristatymą jos visą pareigybę, tai užtrunku, nes ten labai daug visko. Bet būtent jos komanda ir žiūri visus mūsų tą aplinkosauginį pėdsaką. Tai yra CO2 skaičiavimas, atliekos, visi šitie esminiai dalykai, tai būtent yra toje komandoje. Ačiū už patikslinimą, tai mano klausimus ir būtų, gal visiems, kaip sekasi įtraukti arba kaip palengvina arba pasunkina įtraukus į tvarumo visą tą kelią aplinkosaugininkus, biologus, chemikus, gal kažkas jau pas save įmonėje turit. Aš atsimenu, prieš kurį laiką kalbėjau su įmonė 1500 darbuotojų, pas juos aplinkosaugininko etatas buvo įsteigtas prieš 2 metus. Ta aplinkosaugininkė pati dalinusi savo patirtim. Dėl etikos negaliu minėti, gal čia yra pasisakytų, bet sakė, kai pradėjo viena dirbti tarp
1500 darbuotojų, taip trūksta kolegų palaikymo iš žinių pusės. Tai gal pas jūs jau yra tokių etatų ir kaip tie žmonės, biologai, chemikai, fizikai, aplinkosaugininkai palengvina arba pasunkina galbūt visą tą tvarumo kelią. Ačiū. Aš galėčiau sakyti iš tos pusės, kad trūksta palaikymo. Tai čia turbūt yra tas sudėtingasis kelias įtraukimo darbuotojų ir kaip juos įtraukti ir kaip juos supažindinti su ta tema. Tai kaip aš jau ir minėjau, kai tu ateini, čia galbūt mano patirtis yra prieš keletą metų, kai mes pradėjom daug, kaip sakyti, konkrečiau gliaudyti tuos visus tikslus ir žiūrėti, kaip mes juos įgyvendinsim, nes juos išsikėlė grupė mastu tos ambicingosius tikslus 19 metais. Tai pati pradžia ir yra nuo edukacijos. Ir aš labai suprantu, ką jūs sakote, kad yra labai sunku, kai nesupranta, ko iš tavęs nori ir apie ką tu kalbi. Tai turbūt šioje vietoje tu turi, čia reikia iš tikrųjų to tokio glaudaus darbo, kad kaip tu gali paaiškinti ir kaip tu gali kolegas įtraukti, kaip jie gali prisidėti. Tai šioje vietoje yra labai svarbu ir ta visa edukacija, bet edukacija ne iš tos pusės galbūt, kad kas yra tvarumas, nors ir tas irgi yra labai svarbu, nes natūralu, kad žmonės tikrai labai skirtingai supranta ir po šiai dienai nebūtinai visi supranta visgi, kas yra tas tvarumas. Vieniem tai yra galbūt tik tai rūšiavimas, kitiem tai yra galbūt kažkokie socialiniai aspektai. Bet toje vietoje ir viena irgi iš mano tokių išmoktų pamokų yra, kaip per tuos kelis metus, kaip su žmonėm kalbėti ir kaip jom paaiškinti, kuo tas tvarumas būtent jų kasdienėje veikloje, nes vieną darbą daro pas mus, sakykime, inžinieriai, pas juos yra vienokia specifika, kitą darbą daro salonų darbuotojai, kitą darbą daro žmonės, kurie dirba su biurais, yra labai labai skirtingos specifikos iš tikrųjų. Visiškai kitą darbą daro IT specialistas, kuris tiesiog dirba su programomis, programuoja ir kuria kažkokias paslaugas. Tai šioje vietoje, aš manau, tu turi praeiti kelis tos pragaro ratus, sakykime, nes tikrai yra ir labai pradžia ir labai gali būti ta tokia atmetimo reakcija, nes ne visi tiki tą temą, ne visiems ta tema yra svarbi ir tikrai pripažinkim ir šiai dienai tikrai ne visiems mano kolegom tvarumas yra svarbu, bet tai yra turbūt natūralu, nes tai irgi yra labai asmeninis dalykas. Bet kiek tai siejasi su jau jų konkrečiai dirbamu darbu ir atliekamomis funkcijomis, kai tu atrandi pagaliau tą kalbą ir išsiaiškini, ką jisai daro, kokį poveikį daro jo kasdienė veikla ir tu galų gale tą riešutą tą kevalą pralauži, tai tu tikrai gali išgvildenti daug sėkmingų rezultatų. Bet šioje vietoje tikrai aš sutinku, kad tai yra nelengva. Bet turėti specialistą tai yra tikrai labai svarbu, nes, sakykime, aš mūsų įmonė tikrai nesu tas žmogus, kuris skaičiuoja ir tai tikrai nėra, skaičiuoja CO2, sakykime, tos matavimus, tai tikrai nėra mano stiprioji dalis, todėl tikrai reikia žmogus, kuris išmano tą labai konkrečią sritį, kuri yra labai specifinė ir jau tenais atsiranda labai daug labai konkrečių matavimų ir skaičiavimų. Tai perduodu toliau. Sunku atsakyti, kuomet neaišku, kokia industrija. Bet tai pasakyčiau, pas mus, pavyzdžiui, aplinkosaugos žmogus greičiausiai neturėtų ką veikti, nes jeigu kalbam apie aplinkosaugą, tai yra atliekom dirba nekilnojamo turto komanda, operacijos tai yra parduotuvės. Jeigu kalbam apie CO2 emisijas, tai pagrindė logistika. Jie dirba su tuo klausimu individualiai, jie puikiai žino, ką reikia padaryti. Nekilnojamo turto komanda prižiūri šaldymo įrangas, vėlgi, jokio aplinkosaugininko jiem nereikia, jie puikiai žino, ką reikia daryti. Kas dar lieka? Plastikai, pakuotės, tai čia jau darbas yra komercijos, mes turim atskirą skyrių, kuris vysto naujus produktus. Jie puikiai žino, ką reikia daryti, žino, kokias pakuotės reikia kurti, kokias medžiagas naudoti. Tai šituo klausimu aš tiksliai nežinau dabar, ką aplinkosaugininkas, kokio įmonė iš tikrųjų gali nuveikti. Tikrai, manau, ne visose jam atsiras veikla.
kita vertus pas mus yra, pavyzdžiui, aplinkosaugos ekspertas irgi įmonėje, bet jisai dirba pilnai, 99% su GPS sistema. Ką teko susidurti, žino, kas čia per velnas yra sistema, tai ir aš manau žmogui trūksta dar vieno etato, kad pilnai galėtume pasivyti netgi tai, ką mes turim padaryti. Bet čia dėl to, kad industrija tokia, aš manau, kur vat yra gamyba, ypatingai atliekų kiekiai susidaro, gamybos mastu, ten va toks žmogus reikalingas, nes paprastai tada labai matuojamas yra poveikia aplinkai vertinimas, dažnai važiuoja institucijos, metrologinės tarnybos, žiūri taršą, kaip pamatuota, ar su laboratorijom laiku viskas nunešta, pateikta, gauta. Ten be specialisto aplinkosaugos nei pro kur, be mokslo baigusio nei pro kur. Nu, toliau kalbant apie biologus, apie tokius specialybės, aš manau, dar mūsų įmonės dar tikrai nepribrendo. Čia jau kalba eina, aš sakyčiau, apie, tai vadinami, Research and Development centrai. Nu, Lietuvoje gal 1-2 turi įmonės, nežinau kiek. Turim. Nu, super. Turite tokių specialistų? Taip. Va. Įsveikinu, aš irgi tokia norėčiau turėti komandą ir išradinėti naujus dalykus. Roket. Arba Roket Angelina, girdėjai? Angelina. Nu, super. Esu irgi matęs vienoj baldų įmonėj, turi Research and Development centrą. Tai jų pradžia buvo nuo susikurti linijas, tiesiog gamybos linijas saulės, ką italai siūlė, nepatiko. Tai dabar gavos, kad jie patys kūrė tas linijas ir pardavinėja kitiem. Nu, išsivystė verslas. Tai tikrai apsimoka pagalvoti apie mokslininkus. Karolina. Aš tai leisiu savo paprognozuoti renesansą visišką aplinkosaugos specialistų ir atrodytų bankas, tai iš viso ką čia kalbat. Bet iš tikrųjų reikia tokį dalyką atsiminti. Dabar mes daugiausia kalbam apie klimatą ir emisijas. Tai yra tik tai dalis ateinančios taksonomijos, ateina kita dalis poveikio bioįvairoviai ir ateina atskleidimo standartai ne tik emisijoms ir poveikiui susijusiams su klimatu. Ateina atskleidimo standartai susijęs su poveikiu ekobuveinėms, poveikiu gamtai, bioįvairovės išsaugojimui. Tai bus tiesiog būtina, man atrodo, daugeliu įmonių gebėti tą įsivertinti. Tam yra būtina kompetencija aplinkosaugos specialistų. Jis yra vienas iš žaliųjų skilsų, kuris, aš manau, augs labai smarkiai. Ir net ir tas pats bankas. Mes dabar jau vertinam sandorio poveikį aplinkai. Tarkim, ateina paraiška, finansavimas gamyklai. Tvarumo vertinimas yra vykdomas ir mano kolegė auditorijoje sėdi tikrai paantrins. Ir kuo toliau, tuo tie reikalavimai bus griežtesni. Vis daugiau reikės įvertinti rodiklių, kokį poveikį ta gamykla darys iš tikrųjų ekosistemai ir panašiai. Tai aš manau, kad aplinkosaugininkai yra jėga. Turbūt čia irgi viena iš aktualių, tai yra bioįvairovės pasirašyti susitarimai ir konkretus būsimi tikslai, apie ką turbūt mūsų įmonės dar labai nedaug kalba. Tai Pauliau, ar kažką papildytume dėl to? Aš tik labai trumpai pridursiu, aplinkosaugininkai tikrai yra jėga. Mes kaip infrastruktūrinės tokias didelės įmonės, kurios veikia praktiškai per visą Lietuvą 7000 km elektros perdavimo laidų. Ten tikrai atsiranda tų poveikių aplinkai. Tai turime ten ir kenksmingiausias klimatų SF6 dujas ir izoliacinę alyvą ir panašius dalykus, statant galiausiai naujas linijas, kad galėtumėm sinchronizuotis su Europos kontinentiniais tinklais, kad galėtumėm atsijungti nuo iš Maskvos valdomo Brelo tinklo, tai bet kuriuo atveju statomos linijos ir ten turi būti atlikti poveikio aplinkai vertinimai. Tai čia, kaip jau minėjau kolega, iš tikrųjų aplinkosaugininkai pas mus būtent infrastruktūrinės įmonėse tą atlieka. Bet ką ir minėjo Karolina, tai šiuo atveju su besiplečiančiu, tobulėjančiu, galima sakyti taip, grįžtėjančiu netgi reguliavimu, natūralu, kad aplinkosaugininko irgi kompetencijos jo turės tobulėti ir taip pat atsirasti papildomai žmonių, galbūt, nežinau,
galbūt ornitologų ar panašių dalykų priklauso nuo poveikio ir su kokia biologinė įvairovė mes dirbame būtent. Tai čia iš tikrųjų labai geras klausimas, nes ta specialybė tikrai yra renesansą patirianti ir tikrai yra labai perspektyvi ir labai reikalinga, ypatingai ne tik gamybinėms, bet ir infrastruktūrinėms įmonėms. Iš auditorijos klausimą. Sveiki, tai aš esu ta kolegė, Karolinos minėta. Man realybėj tenka iš tikrųjų vertinti tvarumo informaciją finansuojamuose projektuose ir iš tikrųjų noriu paklausti, Liudvikai, minėjot, kad jūsų duomenis audituoja įmonė švedų. Ir tai noriu paklausti, kaip jūs ją rinkotės ir kaip tas praktinis darbas atrodo iš tikrųjų, kaip jūs tus duomenis teikiat, ką jie konkrečiai vertina ir ką jie audituoja. Tai čia vienas klausimas. Kitas klausimas, galbūt ir kiti galės pasidalinti, kaip įtraukite savo kolegas į tvarumo edukaciją, kokius geriausius patarimus galite pasidalinti, kad žmonės, kurie nėra tvarumo entuziastai, nes tikiu, kad irgi skleidžia tvarumo žinias kitiems, kokie yra geriausi patarimai, kad sukelti susidomėjimą, įsitraukimą ir kad, žodžiu, klausydami mokymus, jie iš tikrųjų klausytų, o nedarytų savo darbus. Ačiū. Ačiū už klausimą. Mes švedų grupėje dirbam ir auditorius parinko švedai. Nieko neatsakysiu, kodėl su jais dirbam. Dirbam ir viskas. O kaip dabar dirbam, tai turim pasakyti grafikus, kada turim pateikti informaciją. Grafikai pateikiami bent pusantro mėnesio, 2 mėnesius į priekį. Pradedi planuoti, siųsti laiškus atitinkamiems komandoms, kad pateikit man elektros sąnaudas, kūro sąnaudas, taip ir taip. Duodi deadline'us, tiesiog sieki, kad atsiųstų laiku informaciją. Ir tada dažniausiai viskas yra, aišku, susiunčiama, jeigu prašai 15, susiunčia 14. Ir 15 5 valandą. Žmonės visur. Tai tada būna 2-3 dienos toks visiškas skubėjimas ir skaitimas, ką atsiunčia. Gali, aišku, viską aklai kelti į duomenų bazę, mes turim duomenų bazę, visus duomenis sukeliam. Bet aš visada ir pasitikrinu, ar sutampa skaičiai, nes dažniausiai būna kaip ir suvestinė ir tada yra papildantis dokumentai. Ir žiūri, ar sueina galai. Jeigu nesueina tau, tai auditoriui juolab. Siunti laišką atgal, prašai patikslinti. Ir kuomet, esi tikras, vėl negaliu sakyti, kad 100% visada, nes 100% viską patikrint neturiu tikrai tam laiko, bet kokiais 95% tikros informacijos tikrumu, keli informaciją į duomenų bazę, tada vadovas man viską aklai aprūvina, nes pasitikė manim. Ir tada lauki, ar viskas aišku auditoriams. Tai jeigu jie turi klausimų, jie tiesiog paprastai e-mail atsiunčia duomenį, klausimus, sako, patikslink tą ir tą, arba kodėl tie skaičiai netraukti, pasižiūri, Excelio formulas, klaida. Arba kaip minėjau, vietoj kablelio padėtas taškas ir Excelius nebeperskaito duomenų ir tiesiog paima kaip 0. Nepaisant to, kad tam reikšmingi skaičiai. Tai čia vienas dalykas, jie labai prižiūri, kad viską matuotumėm vienodai grupėje. Čia labai svarbu. Neinterpretuotumėm kažkaip kitaip. Jeigu yra metodika prašyta, jie ir vadovaujas. Jeigu negali, prašai komentarą, kas, kodėl, kaip. Jie labai detalūs. Ir, kaip pasakyti, su tais duomenim tu turi visiškai būti tikras, kad tu, kaip pasakyti, ramus ir tikras ir pasitikėti komandą, kad juos paskui galės viešinti ir tavęs Donatas, Donatai šventą paminėsiu, bet Donatas kažkada apims ir paklauso, tai kaip dėl tų 20 000 tonų emisijų? Ir tu žinai, iš kurios ateina. Tai auditoriai tą pareiga užtikrinimą padaryti. Jie yra mūsų draugai, ne priešai. Be jų aš iš vis neįsivaizduoju, kas čia būtų, nes galvotų, ką duodam tarimą. Tai o dabar įtraukimas, tai turbūt būtų Donato vienas iš klausimų apie įtraukimą, kaip kolegas įtraukiam į tvarumą. Tai labai greitai, daug neišsiplėsiu, manau, ir kiti norės pasakyti. Viskas labai priklauso nuo to žmogaus, kuris tą tvarumą veda įmonėje, aš manau. Ar tu esi tas, kur pašluota, darai tai, ką tau pasako, ar tu esi proaktyvus ir vėliavą neši. Tai čia, manau, vienas iš esmių. Jeigu neši vėliavą,
aš stengiuosi nešti vėliavą, tikiuosi apie mane tą patį galvoja kolegos, tai tu tuo verdi ir pili komandos pasiūlymais, ką galima atlikti geriau. Ar skaito laiškus kolegos? Jeigu neskaito, eini pas juos prie stalo ir klausi, ar perskaitė laišką, skambini, kvieti į susirinkimus ir panašiai. Bet ką dar labai pastebėjau, tas problemas, kurias nešiai sprendimus, reikia labai jų kalbą ir aiškinti. Ir kitas dalykas, tai neturi būti per sudėtinga. Jie nėra specialistai paprastai. Tai labai lengva kalba ir visada turi būti, kas man iš to. Man iš to tai aišku, bet kas jam iš to. Ar sutaupys, ar pagerins pelningumą, ar sumažinsim sąnaudas ir taip toliau. Tai aš realiai žiūriu į tai, kad jiems kažkokiu būdu turiu padėti, na ir kaip vaisius viso to proceso bus kažko geriau ir tvarumo. Ir veikia. Jeigu nori traukti tokių gerų lygių, ta prasme, įmonės lygių, tai tada aš einu per vadovų aukščiausias komandas, vėlgi, kuri pasiūlymus ir tai nėra viena skaidrė, tai būna pakankamai rimtas darbas, kurį paruošia biznio planą. Pasiėmė, mūsų yra biznio kontrolieriai, pasiėmė komandas, paprašai įvertinti, ar tau atrodo sąmonė, nesąmonė. Na, per kelių akių principų įsivertina, ar tavo pasiūlymas yra iš vis logiškas. Jeigu matai logiką tame, jeigu matai, kad yra kažkoks tai sutaupimas įmonėje piniginė prasme, ar tai darbo laiko prasme, ar kažkokia kita prasme, na ir neši. Ir prašai, jeigu traukim, planuokim, pradėkim 23, pradėkim 24, jeigu pasako ok, tada eini jau pas smulkesnes komandas, žiūrėkit, vadovai patvirtino, turi daryti. Nepurtėsit, viskas, patvirtino. Pradedi planuoti su jais, ok, traukim gerai, dabar negali, tai traukim 3 trimestrą. Pradėkim nuo rugsėjo, gerai, pradėkim nuo rugsėjo. Viskas gauni iš jų žalią šviesą, turi žmonės, kurie darys. Tiesiog projekto valdymas, suplanavimas ir paistė darbai. Ir aišku, dar vienas dalykas, neužsiverskim per daug projektų. Nes tada pats nebepadarysi, nedeliverinsi pats, prisikalbėsi, prisišnekėsi, o paskui visi galvos, tas tai pašnekėti moka, o kai reikia daryti ir nėra rezultatų. Tik tokias kelias išvalgos, nebejoju, kolegos turės dar ką pridėti. Aš galiu pratęsti. Jeigu šiek tiek nueinant nuo tikslų kėlimo, kas, iš tikrųjų yra šioks toks visiems, sakykime, privalomas dalykas, taip, tai tu čia jau ten eini, kalbėsi su komandom, ieškai tų sprendimų, jeigu pabandant atsakyti klausimą į tą tokią galbūt bendrinę edukaciją daugiau. Tai aš labai sutinku, ką Liudvikas sako, kad labai yra svarbu ir ką aš irgi tikrai labai stengiuosi įmonėje bendraudama su kolegomis padaryti, kad jie matytų mane, kad ne aš ateinu kažko iš jų labai prašyti, kad jie čia man turi padaryti, kad va čia Indrei tas tvarumas yra labai svarbu, bet man labai svarbu, kad aš padėčiau jiems su savo žiniomis, su savo kažkokiais projektais, kaip mes galim kartu atrasti, kaip tvarumas gali padėti jiems. Kaip tvarumas gali padėti jiems atrasti efektyvinius sprendimus. Kaip tvarumas gali padėti jiems labai elementariai, visiems labai patinka sutaupyti. Ir sutaupyti labai konkrečius, su daugiau nulių, kuo daugiau nulių, tuo geriau, sprendimus. Tai kaip mes galim padaryti, galų gale, vėlgi, iš tų pačių kažkokių vidinių tyrimų, kuriuos ten darome, apklausas vidinės darbuotojų, didžioji dalis visiems sutinka, kad tvarumas jiems yra svarbu ir jiems yra svarbu, kad įmonė, kurioje jie dirba, daro kažkokius ar tai tvarumo, ar tai socialinius žingsnius. Tai vadinasi, tai yra ir tam tikras, sakykime, kaip netgi privalomas, sakyčiau, darbuotojų, to gerovės, taip sakant, kūrimo žingsnis, ką įmonė turi daryti, nes tvarumas, jis yra ne tik aplinkosauga, bet ir darbuotojų sveikata ir gerovė, visos tos aplinkos kūrimas įtraukios. Tai turbūt yra ta labai svarbi rolė, kad su visais savo edukaciniais
edukaciniais pamokymais, su kažkokia medžiaga, su kažkokiais pristatymais, aš noriu jiems atnešti pridėtinę vertę, kad tai būtų jiems naudinga jų kasdienėje veikloje. Ir aš labai stengiuosi, aišku, ir atrasti kanalus, kas yra paveikiausia. Šiaip jau labai daug formatų esame išbandę per nemažai metų, bet aišku, paveikiausia yra, kai padarai mokymus privalomus. Tai čia vienareikšmiškai tada tikrai viena ar kita akimi turės išklausyti juos, nes ten dar įtraukia kokių vidury mokymų ten klausimų, tai jeigu nesakai klausimą, tada tenka grįžti atgal, tai jau tada tikrai išklauso. Tai bent jau užsidedi pliusą, kad vieną kartą bent jau tikrai išklausys. Bet reikia atrasti tikrai tuos formatus, kurie tiktų, nes ne visiems darbuotojams, o pas mus darbuotojų yra virš 2000 visoje Lietuvoje, kad tie formatai būtų tinkami. Tai vienaip tu turi papasakoti salonų darbuotojams ir jiems tą žinutę personalizuoti, kitaip tu eini ir parengi medžiagą kalbėdamas su verslo, su mūsų darbuotojais, kurie dirba su verslo klientais, vėlgi kitaip tu naujokam pristatai medžiagą, turbūt ir tų kanalų reikia paieškoti kuo skirtingesnių. Faktas, kad nesinori, taip sakant, užversti informaciją, kad tai taptų, kaip keliautojai išlamšto laiškus iš tavęs ateinantis laiškai, bet aš tikrai, kadangi jau 4 metus darau šį darbą kiekvieną dieną, aš matau labai puikų pokytį mano kolegų mąstyme, jų įsitraukime, kaip vietoj to, kad aš eidavau pas juos, jie ateina pas mane su kažkokiom idėjom, su kažkokiom pasiūlymais, kaip jie patys suburia projektinės komandas, tarp disciplinės, tiesiog tarp skirtingų padalinių, kurie įgyvendina projektus. Ar tai būtų kažkokių naujo pakuočių dizaino įvedimas, ar efektyvinimas procesų viduje, ar galų gale, kaip mes galime geriau pernaudoti įrangą, kaip jį pasiekia mūsų klientus. Ir visi šie projektai, kuriuos išvardinu, jie nebuvo mano inicijuoti, jie buvo inicijuoti pačių komandų, nes jie pamatė kažkurioje vietoje, kažkuriame komunikacijos etape, kad tai atneša kažkokią jiems naudą, kad tai yra vertinga, kad tai yra galų gale galbūt įdomu, kad tai yra aktualu ir jie visą to užsidegė. Tai kaip pasiekti darbuotojus, vieno atsakymo nėra. Ir turbūt nėra to teisingo sprendimo, aš manau, tiesiog reikia labai atrasti, kokioje įmonėje, su kokias srityje veikiant, su kokiais darbuotojais kalbant, koks bus efektyviausias. Bet turbūt yra, kas yra labai svarbu, tai yra daryti tai nuolat. Tai turi būti ne vienkartinis veiksmas, o tokia nuolatinė, tęstinė komunikacija ir kalbėjimas ir ieškojimas, o kokios temos dabar yra aktualios, o ko mes galbūt nepadengiam, kas yra neaišku, ką mes galim pasigilinti, o ką reikia pasikartoti, nes pasikartoti tikrai reikia. Ir tas turbūt yra tokie esminiai akcentai iš mano pusės. Aš tai iš tikrųjų pritardamas kolegom ir nekartosiu tikriausiai tų praktikų, kurias čia minėjau, bet iš principo taip apibendrinant galbūt galima sakyti, kad tai yra 2 būdai, kaip įtraukti kolegas. Pirmas dalykas, jeigu darnumas yra, kaip sakoma, integrali veiklos strategijos dalis, tai natūralu, kad ir darnumo tikslai turi būti metiniuose tiksluose. Jeigu turime metinį tikslą, pavyzdžiui, reikia suskaičiuojame misijas ir reikia parengti mažinimo planą kiekvienoje įmonėje. Natūralu, kad tai atsiranda metinėse tiksluose įmonės, natūralu, kad tada natūraliai to tikslo sėkmė įsitraukia, tas tikslas kaskaduojasi į tam tikrus padalinius, departamentus, iki tam tikrų konkrečių žmonių ir jie tada tiesiog dalyvauja. Bet to vertikalaus, tarkime, tokio nuleidimo, taip vadinant, per strategiją, manau, kad jo reikia, bet kitas kelias, kaip ir sako kolegas, yra tas minkštasis, horizontalusis. Tai yra inicijuojant tam tikras veiklas, pasakojant apie jas aktyviai edukuojant, parodant, ta prasme, kuo darni veikla, tvarumas ar iniciatyvos įvairios gali padėti organizacijai. Tarkime, mūsų atveju, tai mes, kaip sakant, turime, pavyzdžiui, didžioji emisijų dalis yra grido tinkle iš tinklo nuostolių, tarkime, iš perkamos biržinės energijos. Tai ką mes galime padaryti labai paprastai, mes galime tiesiog prisipirkti kaip mes garantijų. Ar mums, kadangi esame reguliuojama veikla,
tai mums turėtų leisti rinkos reguliuotojas nusipirkti. Tai reiškia ką? Tai reiškia įtraukti tas sąnaudas į tarifą vartotojams elektros, ne? Bet mes to keliu negalime eiti, nes nuo to kenčia vartotojai. Ką mes turime daryti? Mes turime rasti geriausią sprendimą, kaip tą savo tinklo nuostolių energiją įžalinti, tuo pačiu sumažinant kainas, tą būtent įsigijamos elektros energijos kainą vartotojams. Tai reiškia tokį win-win situaciją pasiekti. Kad tai padaryti, reikia kelių departamentų įsitraukimo, neužtenka tik tai tų, kurie dirba aplinkosaugos srityje, bet reikia ir tinklo departamento žmonių įsitraukimo, kaip efektyvinti tą patį tinklą, ir sistemos valdymo departamento, ieškoti tų pigesnių energijos šaltinių, galbūt ne tik Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, kitose Europos šalyse ir panašiai. Tai, kaip ir sakau, čia yra toksai dvigubas kelias, nes viena vertus turime tą strateginį tokį vertikalų įtraukimą per metinius tiklus, natūraliai einant nuo strategijos, kadangi darnumas integruotas strategijos dalis, o kitas dalykas tai per edukaciją ir tie įgyvendinami projektai. Tai reziumuojant diskusiją, aš duosiu galbūt 2 tokius klausimus, kur prašysiu trumpai glaustai atsakyti. Tai kadangi yra dalis besidominčių šią sritimį ir tikrai matome, kad labai daug įmonių ieško pastaruoju metu tvarumo specialistų, tvarumo vadovų, tai kokie būtų jūsų patarimai tiem žmonėm, kurie norėtų įti į šią sritį, kurie norėtų tapti tvarumo vadovais, kokių pagrindinių žinių ir kompetencijų tam reikia? Tai iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tvarumo žmonės yra tokia rūšis, kuri ypatingai yra paveikiama to vadinamo imposter syndrome, apsimetėlio sindromo. Man jisai kiekvieną dieną skaudina galvą, nes aš vis mąstau, ar aš žinau paskutinę direktyvą, ar aš žinau indeksus ir panašiai. Tai einant į tą tvarumo kelią, turbūt pagrindas yra toks: nenorėkit žinoti visko, nes tai yra neįmanoma. Vėliau tvarumo kely vyksta tikrai diversifikacija. Kažkas eina labiau į ESG rizikų sritį, kažkas domisi labiau atskaitomybę, kažkas galbūt darbuotojų įtraukimų, kompetencijų ugdymų. Tai aš pati vienu momentu, kai galvojau, reikia man pagilinti žinias ir susimepinau, kur man reikia pagilinti, buvau tą dieną labai demotyvuota ir galvojau, gal aš nenoriu eiti tą tvarumo temą, nes tai neįmanoma. Bet laikinas buvis buvo ir toks tas ir būtų patarimas. Neišsigąskit skaupo. Pirmas dalykas – suprasti biznį, nes tvarumas yra biznis. Tvarumas yra apie verslo strategiją, apie supratimą, kaip veikia verslas, kokį poveikį jisai daro, kokios rizikos kyla ir kokios galimybės atsiveria iš tų tvarumo pokyčių būtent tam konkrečiam sektoriui verslui. Ir nežinau, optimizmas, man atrodo, mes apie teigiamą poveikį esam, tai kaip čia, neužtenka nedaryti blogo, kad būtum geras žmogus pilietis, turi daryti ir gerą, tas pats ir apie įmonę, ir čia svarbu tas pozityvumas asmeninis, tikriausiai tiek. Aš tai gal priturčiau prie to, kad taip, žingeidumas labai svarbu ir smalsumas, nes yra iš vienos pusės reguliavimas, tai čia atsiranda prie to žingeidumo nepatingėjimas paskaityti, ką reikia padaryti privalomai. Kitas dalykas, sakyčiau, kad veržlumo tokio ir pozityvumo taip pat reikia, bet čia pat ir labai griežto tokio realizmo ir tokių perfekcionistinių ambicijų gebėjimą atsisakyti, nes niekas nebus tobulų, prasme, kad turime dabar tokias emisijas, kokias turime, tai turime, bet aišku, galime apsibrėžti planą, galbūt jį gyvendinsime per 5, per 10 metų ir panašiai, bet žiūrėti į dalykus realistiškai, prasme, kad kai įsivertinė, tarkime, nežinau, lygių galimybių tyrimą atsilieki ir pamatai, kad situacija galbūt yra probleminė, tai nereiškia, kad viskas čia jau šakės niekada nepakeisim. Esmė, kad į tai gebėti žvelgti realistiškai kaip į galimybę keisti. Tai va, tokio požiūrio galbūt turėjimas, manau, būtų tokia, čia jau nuostatos išsiugdymas. Tai sunku tai pavadinti kompetencija. 2019 metais, kai aš pati pradėjau būtent tvarumo
pozicijoje dirbti, o jeigu šiek tiek duodant konteksto, aš esu baigusi teisę, taip pat esu studijavusi užsienyje viešai administravimą ir politiką, taip galėtume paveikti. Dirbau ne visai susijusiu teisę darbą, dirbau po to, pradėjau dirbti, dar kai buvau Minitelis, tai dirbau irgi daugiau tokioje komercijos pozicijoje, sakykime, ir jau po to tiesiog atkeliavau į tvarumo poziciją komunikacijoje. Tai kaip matote, atrodo labai toksai kelias visoks, bet netiesiogiai su tvarumu susijęs. Bet man svarbiausia atrodo, kad tu turi tikėti tvarumu, tau tai turi būti įdomu, nes tos žiežirbos tikėjimo, kaip ir minėjau, optimizmo, kažkokio smalsumo, žingeidumo labai reikia, nes tas sritis yra labai plati. Kartais, kai paskaitai kokį skelbimą, ko reikalauja iš tvarumo specialisto, tai jau ten atrodo, turi mokėti ir ESG skaičiuoti, ir komunikaciją daryti, ir strategiją valdyti, ir viešai kalbėti, tai tikrai ne. Ir per 10 metų patirties turėti. Aš manau, visi mes čia esantis, mes esame pirmoji banga tų žmonių, kurie dirba su tvarumu ir visi esame be galo skirtingi ir turime statyti ant savo stipriųjų savybių. Mano stipriausios savybės yra vienokios, žmonių, kurie dirba konkrečiau galbūt su skaičiavimais, kuriems gal patinka kiti dalykai, yra kitokios, bet visi mes tikrai sueiname į tą vieną dalyką, kad mums tvarumas yra svarbu, mums yra įdomu. Ir šitoje vietoje čia ir yra turbūt tas svarbiausias akcentas, kaip irgi minėjau, ką mes turime, kokias savybės ugdytis, tai aišku, analizuoti sritį, kurioje tu dirbi, savo sektorių, suprasti verslą, nes jeigu dirbi, sakykime, versle, arba dirbi, sakykime, kad ir valstybinėme sektorėje, kaip jisai veikia, bet aš manau, visiems tie patys principai, strategijos kūrimui, tikslų įgyvendinimui, jie taikomi absoliučiai visur. Ar tu dirbtum mokykloje, ar tu turėtum savo šeimos verslą, ar tu dirbi 1000-inėje įmonėje, tiesiog yra galbūt skaupas kitoks. Tai čia galbūt tokie svarbiausi dalykai, o kita karta, kuri ateis, tai jau bus visai kitaip, nes jau yra ir daug tų užsieniškų gausiausiai, Lietuvoje po truputį atsiranda ir mokymų, ir universiteto programų, ir jau tu matai, kad jau atsiranda ir žmonės, kurie yra baigę tvarumo specialybę. Tai mes tokie nesam, bet aš nemanau, kad mes esam dėl to blogesni, nes mes visi gyvename šioje temoje, mes joje verdame, mums tai yra įdomu ir turbūt bet kurį darbą dirbant, jeigu tu turi šitas savybės, tai tu ir sėkmingai tą darbą dirbsi. Tai rezumuojant, mokslų baigti nereikia, jokių konkrečių būdant tvarumo vadovu, galiu pritarti. Jo, baigiau ekologiją, galvoju, išvaiščiau 4 metus, atsiprašom. Nes tai, ką mokina, iš Wikipedijos straipsnius man kopijuodavo, gal dabar geriau. Bet visiškai nieko nepadėjo, ką dabar dariau. Tai baikit bet ką, galit būti tvarumo specialistų, be problemų. Kas labai padeda skaičiuoti, tai jeigu ekonomiką baigėt, tikrai patiksit vadovam. Labai gerai, jeigu mokat duoti duomenų analizę, nes tada galėsit nelaukti, kol jums už 3 mėnesių paskaičiuos kažkokius skaičius duomenų analitikas. Labai gerai, jeigu mokat šnekėt, nes tada galėsit idėjas kur kas lengviau parduoti, negu tik nusiunčiant prezentaciją ir tikėtis, kad tavo kolega ar vadovas pašnekės tai, ką reikia. Sakyčiau, reikėtų nepamiršti, kad pastoviai neši vėliavą, tai energijos. Būk matomas ir žinau, kad, tarkim, reikės ateiti ir į forumus, ir į seminarus, ir ateis Delfi žurnalistas paklausti. Nebijot kamerų reikia. Bendras suvokimas apie aplinkosaugą, tai va čia kvestionuotinas dalykas. Nežinau, ar reikia ar nereikia, greičiausiai reikia, nes padės tada suprasti, kad jeigu kalbė apie CO2 emisijas, kas tai per velnias, nes jeigu paklaus pradėti aiškinti, reikės, turi suprasti vis kiek tą sistemą, kuo tai blogai, nes tas supratimas tada atneša tos energijos, kad reikia keisti. Tai va čia turbūt padeda. Pas asmeniškai daug skaitau tą temą ir einu į tokius visiškai nuobodžius dalykus kaip mokslinius straipsnius, pavyzdžiui, IPCC yra Jungtinių tautų tokia organizacija, kur kasmet ar kas 2, bet jie tokios ataskaitas, tokias neblogas riebas knygas, taip. Tai prieš miegą paskaitau. Ir tai yra labai gerai, nes tai labai padeda apsaugoti smegenis nuo greenwashingo.
Tai yra faktų kratinys, kuris tau padeda kasdieniam darbe. Na, žingeidumas, bet visur reikia. Tai net nežinau. Projektų valdymas, vat irgi, kaip projektas suvaldysi. Ar mokytojai turi patirties, jėga padės. Tai vat, bet kas gali būti, sakau. Tiesiog reikia noro turbūt ir manau dar, bet kas labai padės, jeigu dirbot įmonėje konkrečioje jau keli metai, tai greičiausiai neblogai išmanot, kas ta įmonė yra, kokios problemos, kur tos išlaidos didžiausios, jeigu su tiekėjais dirbat plius minus, suprantat, kas yra tiekimo grandinė, irgi super, labai padės dirbant su tvarumu, nes suprasti, kas vyksta už tavęs, ne tik tavo kieme, labai svarbu. Norėčiau visiems paprieštarauti, tik tai, kad nebūtina mylėti viešumą ir mokėti kalbėti, nes ne visiems reikia būti matomam, galbūt jūs turite kolegas, kurie gali padėti iškomunikuoti. Aš tik nenoriu, kad užgąsdintum žmonių, nes tikrai ne visiems yra duota. Aš tikrai turiu kolegų, kurie labai nemėgsta to daryti, jie yra puikūs savo srityje ekspertai, bet jie to nenori daryti, tai turėti šalia savęs gerą komandą, kuri padės tas žinutes iškomunikuoti. Čia turbūt tas. Galiausiai vis tiek su direktyva bus labai daug ir privalomo raportavimo ir skaičiavimo ir kitų dalykų, tai manau, kad labai greitai įmonės turės net ne vieno, kelis tvarumo specialistus ir tos funkcijos galės dalintis, bet tai paskutinį tada klausimą dar. Ar pritartume teiginį, kad ateities tvarumo vadovai bus finansų departamentuose? Ne. Finansistai. Nepritariu. Tai ir, aš sakyčiau, ir finansuose bus žmonės, kurie dirbs su tvarumu. Atsiprašau. Ir finansų departamente turi būti žmonės, kurie dirba su tvarumu. Kodėl Lietuvės nepritarė? Nes jeigu finansininkas bus tvarumo vadovas, tai jis tik pinigus užskaičiuos. Tai ne visada yra teisybė, darant tvarumą. Kartais yra tokie softiniai dalykai, kur, pavyzdžiui, prekės ženklų įvaizdis. Pavyzdžiui, žmonių gerovė. Visiškai su finansais nieko nesusiję, tai ką tas žmogus man padarys. Jis puikiai paskaičiuos turbūt projektą, paskaičiuos, kiek saulės panelės kainuoja įdiegti, bet jis nieko nesupras apie darbuotojų gerovės klausimus. Tai finansai dalis, svarbi dalis, bet ne vienintelė darbo. Aš tai gal papildysiu Liudviką, turint omeny visus tos reguliacinius pokyčius, kad ten socialinę taksonomiją turėsime ir biologinę, ir visokią kitokią. Žodžiu, visas sritis, sakyms, tai ne viskas bus susijęs su finansais, bet aš taip įsivaizduoju taip, kad tvarumo funkcijos rolė jinai kaip atskira tampa, ar ne, bet kiekvienoje srityje, kaip ir sakėt, kad ir finansų departamente, ar ne, ir žmogiškųjų išteklių departamente turės būti žmonės tie deleguoti, kurie rūpinasi būtent tais darnumo klausimais, kurie bus aktualūs tiek dėl reguliavimo, tiek dėl bendrovės iškeltų strateginių tikslų. Tai būtų, man atrodo, toks logiškiausias modelis, kad tvarumo funkcija taptų tiesiog viena iš tokių, sakant, strateginių, tikriausiai verslo valdymo funkcijų. Tai negaliu nepasisakyti apie finansus, gėda būtų. Aš, tiesą sakant, per daug neprieštaraučiau, jeigu kažkur arčiau CFO tvarumo funkcija būtų. Jai visai vertinga turėti projekcijas finansinės, nes tai duoda daugiau argumentų parduoti verslo vidiniams stakeholderiams tą vadinamą business case. Nes tu tada gali paskaičiuoti finansinės rizikas, tu gali paskaičiuoti atsirandančias naujas pajamų linijas, dar kažką, bet čia atsiranda ta rizika, aš sutinku su kitais kolegom, truputėlį užburti save vien tik skaičiuose ir vien tik rizikiniai pusiai. Tai kažkur arti CFO sėdėti neblogai, bet gal ne visiškai toj komandai. Paskutinis klausimas. Aš labai trumpai tiesiog norėjau paklausti. Smagu girdėti, kad iš tikrųjų tas tvarumas yra mūsų idėja, kurią mes nešam kaip tokie vėliavnešiai, bet iš reguliatoriaus pusės aš visą laiką, kai žiūriu ir skaitau tas ataskaitas, man toks kyla klausimas. Finansinėse ataskaitose mes parodom tai, kas yra, tai yra audituota ir taip toliau, atsiverčiam tvarumo ataskaitas, siekiai, tikslai ir taip toliau. Ar vis dėlto jos neturėtų būti kažkiek suderintos? Ir tos rizikos, ta prasme, nutylėti finansinėse ataskaitose, ko mes sieksim, ką mes padarėm ir kaip mes vertinam tos turtus, atsargas ir įsipareigojimus.
Tai jau dabar tos įmonės, kurios patenka po tuo vadinamu NFRD reikalavimu, tą daro, savanoriškai audituoja. Ateinant naujai direktyvai, tvarumo atskaitomybės privalės įmonės tą iš tikrųjų atskleisti skaidriai ir parodyti trečiom šalim, tai gauti tą auditavimą. O kad turi būti kriterijai tikrai aukšti, kokybės, tai vienareikšmiškai negali būti, kad yra rimta finansinė ataskaita, o šalia PowerPoint'as su nuotraukom, kaip mes medelius sodinom, čia yra tvarumo ataskaita. Ne, tai nėra tvarumo ataskaita. Bet būtent tuo keliu ir eina Europa. Taip. Tai kadangi sritis, kaip girdėjote, išties labai platiai ir įvairiai ir dalykai keičiasi nuolat, aš irgi pritarčiau tam, kad nėra tai, kad tu gali viską žinoti atvirume, nes jis yra tiesiog ant tiek platus ir specifinis. Tai vienas iš tų dalykų, kaip gali daugiau žinoti, tai aišku, bendrauti su kolegomis ir dalintis. Ir turim Lietuvoje asociaciją, kurios direktorė tada ir pakviesiu baigiamajam žodžiui ir galbūt papasakos apie naujas iniciatyvas. Aš tikrai nenoriu gaišinti jūsų laiko, nes mes jau netvariai šiek tiek užtrukome ilgiau. Aš visų pirma paprašysiu auditorijos padėkoti pašnekovam. Ačiū. Ir tikrai labai ačiū visiems, ačiū Indrė, Karolina, Pauliau, Liudvikai, Donatai, kad jūs buvote čia, kad mes kalbėjom šiais metais pirmą kartą. Tai tikrai ne pirma diskusija ir aš labai tikiuosi ne paskutinė, nes mes tik paviršim suraibuliavom dabar čia truputėlį, kas laukia. Mums tikrai įdomios visos temos ir Lietuvos atsakingų verslo asociacija mes norime kelti tas temas, norime ištraukti tuos tokius diskutuotinas temas, kviesti galbūt autoritetus, kurie pasakytų, kurie diskutuotų, oponuotų vienas su kitu, ir mes visi kartu ieškotumėm atsakymų. Tai norėčiau padėkoti ir jums visiems, kurie sugaišot po darbo beveik 2 valandas ir pakviesti prisijungti bistro prie mūsų galbūt kavos puodelio ar arbatos puodelio, jeigu dar turite klausimų. Jeigu turite klausimų apie Lietuvos atsakingo verslo asociaciją, tai mielai kreipkitės čia yra valdybos narys Tadas Kavaliauskas. Aš esu Eigirdas Sabaliauskas, ačiū Eigirdui, kuris irgi padėjo organizuoti šitą renginį. Ir tiesiog susitikim kitą kartą. Ir jeigu jūs turite temą, kuri yra įdomi, aštri, tai mes mielai atvirai lauksim tų temų. Ir iki kitų susitikimų. Ir ačiū Mo muziejui, kuris pirmas privatus Lietuvos tvarumo keliu einantis muziejus.